Tai atsitiks gegužės vidury, vidurdienį. Nenusakoma kaitra, kieme vištos giliai įsiraususios į smėlį, kyšo vien tik skiauterės. Jei žiūrėsime priešais, už kiemo matysime didelį ąžuolą. Labai seną, išpuvusiu pilvu, prie sveikesniojo šono prikalta irgi ąžuolinė lenta, o toje lentoje išdeginti žodžiai, sakantys, kad ąžuolas yra gamtos paminklas, bemaž sąjunginės reikšmės pensininkas. Kai užklysta kokie džinsuoti praeities mylėtojai, skėsčioja rankomis. Tai medelis. Tai jis gali daug papasakoti apie mūsų žilą praeitį. O jeigu dar kieme būna senis Vinculis ir meiliai su jais pašneka, tai tie visai susileidžia, pamiršta mieste paliktus daiktus ir idėjas, varto akis. Dėl to mane ir traukė senasis kaimas. Kokia titaniška dvasia. Ačiū, tėvuk, ačiū. Įsimurkit tą tėvuką į savo išverktą mašinėlę, parsiveškit jaukius namučius, išbalzamuokit gyvą ir turėsit daiktelį. Nebrangų ir tokį pilną dvasios. Taigi, gegužės vidurys, vidurdienis. Senas ąžuolas, po ąžuolu yra nedidelė būda, kurioje lekuoja persinusi marazyno kalė.